What's up? Sveiki atvykę į 18 epizodą. Jo, tai nežinau, kas čia per pavasaris. Tuo prasme, balandis taip fainai prasidėjo, karšta, ankstyva vasara atrodo. Dabar gegužės beveik vidurys. Ir šalta, atrodo saulė šviečia, bet šalta. Keisti orai kažkokie. Lietuviški orai. Ką mes šiandien veiksim, tai kol atvažiuoju iki savo rūsio, tai taip trumpai papasakosiu, tai žodžiu, šiandien pritūpimų treniruotė, pagrindinė pritūpimų treniruotė, biškėsim, lengvai praspausim. Žiūrėsim, ką čia šiandien pavyks įgyvendinti. Ir viskas, tai va dar truputį ant tokių mažų upgrade'ų įsinešiau savo į salę pasilengvinti gyvenimui, nes praeitoje treniruotėje, nežinau, jei kažkas atkreipė dėmesį, pavyzdžiui, kaip tupiau, tai atrodo atsikeliu su svoriu nuo to reko, su visų reko atsikeliu iš karto dar plus, tai, nes atsimušys man truputį per žemai ten tie štangos padėjimo taškai, kur yra, tie man truputį per žemai ir aš kaip keliuosi su štanga nuo reko, tai atsimušu tiesiog į rypą keliu patį, tai tikiuosi šiandien pasiseks išvengti šito dalyko. Tai viskas, susitinkam už kelių sekundžių ten ir pradėsim. O čia hebra yra negerai. Va, kaip taip yra paliekama ant štangos, čia yra negerai. Čia yra neetiketas, nepagarba vietai. Nepalikit svorių po savęs. Susitvarkykit. Ir nesunku, ar ne? Jo, tai va, dar truputį subdėto, ne? Tai padėjau šitus penketukus čia. Kad truputį stovas būtų pavirtis ir aš, kada, pavyzdžiui, nukelinėsiu, man neatsimuštų į šitą vietą, nes, ta prasme, netoli 200 svorio, to atsikeli ir dar su visu šitu reku pasistumi, tai nėra labai smagu iš tikrųjų. Tai ten pasidėjau jau didesnį medžio gabalą padėjau šitoje vietoje, irgi, kad neprisilinktų man rekas ir labai tvarkingai panaudojau šitą daiktą. Ta prasme, čia naudoja, kad neprispaustų nugaryčių, tai va, jo, atradau jam labai tinkamą vietą, kur jisai turi būti. Tai va, čia, pačiam viršui, jį uždedu ir aš kaip jau eisiu su svoriu į reką, tai nedaužys sienos paprasčiausiai. Viskas, kimbam, darbus. Revolutionary, frontline standing, solitary, mind state, kinda scary. Take a deep breath. Take a deep breath and put me on the front line. Put me on the front line. Put me on the front line. Put me on the front line.
Jo, tai kaip jau matėt, tai kartais nutinka ir taip. Tai faktas, kad tikrai nėra. Tai kaip čia pasakyti, labai džiuginanti situacija. Nepadėjo mano nei salės upgrade'ai, ne salės, bet to tiesiog reko upgrade'as, kad ten man neatsimuštų tą štangą. Vis tiek jinai atsimušė ir išmuša man iš pozicijos tą pačią štangą nuo tos nugaros, bet fuck it. Ta prasme, okei, atsitiko. Priimam šitą dalyką. Tikriausiai, net netikriausiai, čia yra, manau, tiesiog padarinys net ne pačių treniruočių. Aišku, ir treniruotės kažkiek duoda, nes vis tiek tai yra jėgos sportas ir faktas, kad ta pati gal tokia nervinė sistema, jinai tikrai dega su dideliais svoriais, kada yra naudojama daug jėgos, daug to tokio intencijos į tai, bet it's okay, gal biškai pasvilau, neišėjo atsistoti, nes šiaip pirmas pakartojimas buvo visai neprastas, ta prasme, taip žiūrint iš šono, jis buvo ir techniškas, ir ta prasme, man tokiu įprastu greičiu atsistojau, bet turim, žodžiu. Antrą feilinau, šiaip gerai, kad čia gerai baigėsi, nes atsimenu, šitoj salėje irgi pirmą kartą, kaip mečiausi nuo nugaros, gal 150 ar 140, tai man labai smarkiai nuslydo. Jeigu rasiu nuotrauką, čia kol šneku, tai įdėsiu čia šone, kad pamatytumėt, kaip atrodė nugara. Tai va dabar 205. Pabėgo nuo tos nugaros, ta prasme, neišlaikiau, ne tai, kad neišlaikiau, bet tiesiog neapsimokėjau man ten grindint ir dar labiau save degint. Tai va ir iš tikrųjų net ir praėjo porą dienų po šitos treniruotės, kada įrašinėjau būtent šitą paskutinę dalį epizodą, nes tikrai reikėjo atsigauti, nelabai malonus momentas, tikėjausi daugiau iš savęs, kaip ir visada tikiuosi daugiau iš savęs. Bet it's okay. Kitas dalykas, dar čia toks mažas dalykas, tiesiog pavadinime, kodėl ten prirašiau Elite Standard Series, tai tik dėl to, kad vis tiek dokumentuoju tą kelią, vienas iš mano dabartinių tikslų, kadangi jau sporto meistras pasiektas pagal Lietuvos jėgos trikovės federacijos normatyvus, čia įdėsiu irgi, kur juos galite pamatyti. Tai sekantis tikslas yra natūralu, kad tiesiog aukštesnis, ta prasme, tas normatyvas, tai aukščiausias Lietuvoje normatyvas yra elitas. Tai dėl to ir pavadinau šitą seriją, ta prasme, tokį kaip, kad tiesiog bent jau būtų kažkoks, net nežinau, kaip pavadinimas šitam dokumentuojamam keliui, kurį dabar tiesiog einu per šitą sportą, ir per šitą tiesiog demonstravimą jo visiems, kurie žiūrit. Tai jo, irgi toks tiesiog mažas pokytis, nemanau, kad jis yra labai svarbus. Tai žodžiu, tiesiog man labiau galbūt pačiam. Ir viskas, tai žodžiu, taip, toks apibendrinimui, tai nenuleidžiam nosies, viskas gerai, ta prasme, čia būna ir tokių momentų, tai gaila, kad šitas, kaip pakeičiu pavadinimą galbūt truputį, ne kad tai prasideda, bet gerai, ta prasme, visus momentus vis tiek rodysiu, ta prasme, kad ir kaip jie gaunasi. Faktas, kad tai nėra ir malonu daryti ir montuoti tokius video, nes, ta prasme, vis tiek nesėkmės rodyti yra nemalonu, nors tu ką. Bet tokia duona yra šito sporto, šito pasirinkto kelio, kuriuo einu. Ir viskas. Tenka mėgautis tą duoną, kokią gaunu. Bet, kaip matėt, būna ir gerų momentų. Tai viskas. Džiaugiamės tuo, ką turim. Nenuleidžiam galvos ir varom toliau. Iki kitų kartų.